Ir tol, kol iš tikrųjų mes kiekvienas asmeniškai neatsakom į klausimą, o kam reikalingi gyvenimo sunkumai, mes ir nerasim tikro sveiko santykio nei su Dievu, nei su žemiškuoju tėvu. Šiandien švenčiam, kaip ir minėta, dvi šventės, tai Dievo kūno šventė liaudį vadinama devintiniam ir tėvų dieną. Ir štai pirmajam skaitinį mes girdim ką? Kai kalbama apie tai, kad izraelitai buvo išvesti 40 metų, vedžiojami po dykumą. Ir žiūrėkit, galėtumėm ir imti ir paklausti, o kodėl būtent reikėjo tos dykumos, kodėl tas gyvenimas buvo apsunkintas? Ir tol, kol iš tikrųjų mes kiekvienas asmeniškai neatsakom į klausimą, o kam reikalingi gyvenimo sunkumai, mes ir nerasim tikro sveiko santykio nei su Dievu, nei su žemiškuoju tėvu. Juk žiūrėkim, jeigu taip reikėtų labai paprastai, gal supaprastintai pasakyti, mama yra duota mums kam? Tam, kad visada mus saugotų. Ar teisūs, ar neteisūs, mama visada saugo. Ir žiūrėkit, mamo širdį visada yra įdėta Dievo dovana, kad mama sugeba sugalvoti visas įmanomas blogybės, kurios gali vaikui nutikti. Ir saugoti nuo to. Ir tai kažkuriam laikotarpiu, kol vaikas ūgtelį, būtina, nes be to tikrai pražūtų. O žiūrėkit, o tėvo užduotis kokia? Vaikui augant, po truputį įvesdint į tikrovę, į pasaulį ir jį supažindinti. Va yra peilis, kuris yra aštrus ir su juo reikia elgtis va taip. Va yra degtukai, kurie yra iš principo labai geras dalykas, bet su jais atsargiai turi elgtis. Ir daugelį kitų dalykų, kurie yra reikalingi tam, kad mes būtumėm įvesdinti ir supažindinti. Tačiau, mėly broliai ir seserys, juk tol, kol susipažįstam ir pradedam patikėti, kad tai, kas yra sakoma mums, yra tikra tiesa, užtrunka. Ir tas užtrukimas dažnai vadinasi mūsų pačių širdies užsispyrimas. Juk lengva būtų pamokyti, jeigu pasakei, žmogus ir padaro. Bet žinom, kad dėja, dažniausiai taip neveikia. Juk lygiai taip pat, mėly broliai ir seserys, ir su Dievu yra. Netaip ir sudėtinga kalbėti su juo, kai kažko trūksta, kai tikrai jaučiamės gyvenimo kažkokiam akligatvi, kai tikrai yra kažkokių sunkumų. Net jeigu savo širdį turim abejonių, galvojam, o jeigu iš tikrųjų yra ir jeigu galėtų padėti, kodėlgi ne? Tačiau kai ateina tas ramybės periodas, kai atrodytų pakankamai turim daug išminties ir galėtumėm susitvarkyti vieni patys, tai galvojam, kaip čia taip, kaip ir galiu susitvarkyti, kodėl turėčiau dar savo gyvenime kažkaip tai vardinti save papildomais reikalais su Dievu. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien, kai švenčiam Dievo kūno šventę, prisimenam, ką Jėzus sako mums. Imk ir valgyk, kad turėtum jėgų. Imk ir valgyk, kad turėtum drąsos gyventi. Imk ir valgyk, kad turėtum gyvenimo džiaugsmo. Imk ir valgyk iš tikrųjų, kad tavo tikėjimas rodytų tau gyvenimo kelią. Ir tas, mėly broliai ir seserys, kvietimas, o ne pareigų ir naštų uždėjimas, labai dažnai yra nepastebimas. Juk štai žiūrėkim, kai mokėmės pirmos komunijos ar sutvirtinimo, gana dažnai po to jau, tarkim, egzaminų metu ar kalbantis su vaikais ar jaunuoliais, ką jie dažniausiai atkreipia dėmesį, ką jie suvokia. Pirmoji vietoj suvokia ir supranta, kad tai yra kažkokie įstatymai, kurių reikia laikytis ir kurie ženkliai apsunkina gyvenimą. Dabar, kai turim daugiau gyvenimo patirties, ypač vyresnieji, šyptelėje galėtume pasakyti, o juk jeigu mano ir tavo charakterį neatsirado tam tikrų dorybių, pavyzdžiui, jeigu tikrai tėtis ar mama buvo labai gailestingi ir nepadėjo mums išsiugdyti darbštumo, tiesiog mums pareiškus pretenzijas,
numodavo ranką ir padarydavo už mus. Ar mums nuo to geriau? Šiai dienai tikrai ne. Juk visi žinom, kad jeigu tinginystė įsiropščia į žmogaus širdį, nebus gerai nei tam žmogui, juolab nebus gerai ir šalia esantiems žmonėms. Nei šeimos nariams, nei vaikams, nei tėvams, niekaip. Tai vadinasi, iš tikrųjų, tas mokymasis, kuris talpina savį ir nepatogumo, ir vargo netgi tam tikrų elementų, jis yra būtinas ir jis neatsiejamas nuo mūsų gyvenimo. Sakykit, mėly broliai ir seserys, jeigu šiandien reikėtų visiems mums, savo artimiesiems, paliudyti ir pasakyti, o kada mano ir tavo širdis tapo, tokia su atjauta, su užuojauta. Kas nutiko mūsų gyvenime, koks skausmas ir kančia atrakino mūsų širdį ir mes darėmės iš tikrųjų labiau gailestingesni. Labiau suvokiantis, kad kitam žmogui sunku, gal vietoj to, kad šaukti ar pastumti ar kažkaip apkalbėti, gal vis tik jam reikėtų kažką padėti. Kartais tai būna fizinė sveikata. Kol yra tos sveikatos jaunystėje kaip jaučiui, visiems atrodo, kad visi dalykai lengvai padaromi. Ir kartais gana dažnai ir su šypsena, ir su ironija jaunystėje žvelgiam į tuos žmonės, kurie sako, tai tas skauda, tai to negali padaryti, tai pietų miego reikia, tai to, tai ano. Todėl, kad neturim tos patirties. Bet kai susiduriam, kad jau nebėra tos jėgos, viskas kitaip atrodo. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, net stebėdami, kaip tėvai ir kaip būdami jau seneliai elgiasi, iš tikrųjų gana dažnai matom skirtumą. Štai kodėl šiandien melsdamiesi mes ir prašom, kad išgirstume ir atpažintume Dievo ir mūsų žemiškųjų tėvų gerumą. Žiūrėkit, per 40 metų, kol izraelitai vaikščiojo po dykumą, kiek įvairiausių buvo murmėjimų. Tai tas nepatinka, tai anas nepatinka, tai vandens nėra, tai maistas netoks, tai to trūksta, tai ano trūksta. Žodžiu, visus 40 metų galima diena iš dienos priekaištauti, nematant tų gerų dalykų ir tos Dievo vedančios rankos. Argi netaip galim elgtis ir su savo žemiškuoju tėvu? Lygiai taip pat galim pasakyti, kad trūksta to, trūksta ano, o jeigu taip nutiko, kad mama ir tėtis nesutarė ir galiausiai tėtis neaudino mūsų, galim tiesiog pasakyti, kad iš viso vadinkim, nenoriu nieko girdėti apie tą žmogų. Visaip gali būti gyvenime. Bet žiūrėkim, kažkodėl Dievas, kuris palieka tik tai 10 patarimų, 4 patarimu sako ką? Gerbsi tėvą ir motiną. Ir tai iš tikrųjų sujungia su kuo? Su pažadu, kad turėsi ilgą amžių. Ir jeigu gerai įsižiūrėtumėm į žmonės, kurie turi ramybę savo širdyje, tą tikrą tokią ramybę, ir kurie yra iš tikrųjų su metais tokie šilti žmonės, jie yra susitvarkę savo santykius su tėčiu ir mama. Net jeigu ten būtų labai skausmingi buvę tie santykiai. Nes, mėly broliai ir seserys, gana dažnai, nesakau, kad visada, bet gana dažnai neramybės turėjimas savo širdį yra tai, kad nėra to dėkingumo tėčiui ir mamai. O kaip sakytit, mėly broliai ir seserys, o su dėkingumu Dievui? Ar švenčiausias sakramentas, juk tie žodžiai, kuriuos kunigas tarė per kiekvieną šventąsias mišias, imkite ir valgykite, jie yra skirti absoliučiai visiems. Vaikai, kurie dar tik tai mokosi tikėjimo tiesų, jie tik tai mokosi ir žino, kad tą akimirką, kai priims pirmąją komuniją, kiekvieną kartą, kai dalyvau šventosiose mišiose, tie žodžiai skambės ir jam. Juk ir jam, kaip vaikui, reikės kovoti savo kovas. Juk ir jam, kaip vaikui, reikės išmokti dalinti su broliu, su seserim. Reikės išmokti turėti atjautą, reikės išmokti, daug dalykų reikės išmokti. Ir tos jėgos, apie kurią kalba Jėzus,
Jos reikės. Ir Jėzus nesako, tu privalai. Ne, Jėzus sako, ateik, pasimaitink, sustiprėk, turėk jėgų ir tada eik ir daryk taip. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien galėtumėm sakyti, kad tose dviejose šventėse mes esam kviečiami pažiūrėti kur kas giliau ir nesuklysti, nes išoriniai dalykai nėra tokie, netaip atrodo, kaip iš tikrųjų yra. Vertindami vien tik tai išorinius dalykus, galim suklysti. Pajūrė prie jūros ant smėlio ilsisi 5 asmenų šeima. Tėtis, mama, 3 vaikai. Jie krykštauja, vaikai stato smėlio pilis, džiaugiasi, vaiko kamuolį ir staiga pamato, kad ten tolumoje ateina tokia gerokai pagyvenusi moteris. Rūbai nelabai kokie gražūs, plaukai išsidraitę nuo vėjo. Jie eina pro šalį ir dar prieš einant mato, kad vis pasilenkia prie žemės kažko. Elgiasi labai keistai. Jis pasilenkia ir pasilenkia. Eidama pro šalį jį pasisveikina su ta šeima, tačiau ne vienas neatsako jai, nes jos išvaizda tikrai nelabai kaip atrodanti. Ir tik po keletos savaičių sužino, kad šita moteris yra beveik angelas. Nes po to, kai jo širdį palėtė didžiulis skausmas, į kiekvieną dieną vaikšto prie jūros ir renka stiklus, kad lakstantis vaikai niekada nesusipjaustytų kojų, nes taip mirė jos vaikas. Sakykit, mėly broliai ir seserys, juk jeigu jos išvaizda būtų kitokia, galėtumėm sakyti, lengviau šalia esantiems žmonėms būtų pastebėti jos mylinčią širdį. Galėtume sakyti, išvaizda viską sugadina. Bet juk, mėly broliai ir seserys, mums ir duota širdis. Juk širdis yra vieta, kur mes darom sprendimus. Taip, akys dažniausiai parodo kažkokius dalykus. Juk ne veltui ir liaudies išmintis sako mums ką. Ne viskas auksas, kas blizga. Štai kodėl šiandien mes ir klausiam, o žiūrėdami į tėvą, tokį ar kitokį, su tokiu ar kitokiu charakteriu, dar esantį šalia mūsų ar jau iškeliavusi pas viešpatį, žiūrėdami į gyvenimą, kurį davė Dievas, ar mato mylinčią širdį? Jau kaip kažkas taikliai yra pasakęs, jeigu šiandien aš ir tu esam gyvi, vadinasi, pakankamai meilės gavom mes. Ir pakankamai meilės turim šiai dienai, nes jau esam gyvi. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes ir švenčiam nuostabę šventės, prašydami, nu Dieve, duok mums šventosios dvasios, kad matytume giliau nei mūsų tos fizinės akys parodo, kad matytume ir prisimintume savo tėvų ir Dievo gerumą. Amen.